Išmokę plaukti tauside ir hillside padėtimi, šios du triukus sujungsime ir mokinsimės atlikti slalomą. Plaukiant slalomu labai svarbu paskirstyti kūno svorį vienodai ant abiejų kojų. Slalomas atliekamas spaudžiant kulnus. Paspaudus judama į vieną pusę. Po to švelniai kūno svorį pernešame ant pirštų ir pradedame judėti į kitą pusę. Viską pakartojame. Baras laikomas viena ranka. Turime nusistatyti judėjimo kryptį ir stengtis judėti šia kryptimi. Svarbu, kad lenta nepraslystų. Slalomo amplitudės didinti neskubėkite. Ji turi didėti pagal jūsų galimybės. Pavykus, viską pakartokite kita koja. Plaukimas galinė ar priekinė briauna naudojamas prieš važiuojant ant kliūčių arba darant triukus iš vandens.